Labas vakaras, mėly vaikučiai. Ar pasiilgot pasakaitės? Meški? O tu? Taip, mano draugė. Nauja pasakaitė iš žurnalo Vakaro žvaigždelė. Pasaką parašė Rūta Grincevičiūtė Dagelė. Šioks toks nesusipratimas. Pagaliau atėjo ilgai laukta vasara. Dramblys Loris su pelyte Vancyte džiaugiasi galėdami kasdien susitikti iš pat ankstyvo ryto ir dieną praleisti drauge. Kartais gatves skalaudavo šiltas lietus, o kitus kartus šviesdavo karšta saulė. Tos saulėtos dienos būdavo pačios smagiausios. Ką veiksime šiandien, Lori, atkišusi smailę nosytę į saulytę, klausdavo Vancytė. Šiuo klausimu prasidėdavo visos dienos, o baigdavosi jos draugams iš nuovargio vos velkant kojas namo. Žaisime šešėlių žaidimą. Gaudysim vėją ir drugelius. Slėpsimės tarp krūmų ir juokausime. Kasdien tą patį atsakydavo jai Loris. Bet vieną dieną nutiko šioks toks nesusipratimas. Tądien saulė ritinėjosi danguje kaip įprastai. Kartais praplaukdavo vienišas jūreivis debesėlis. Vancytė spustelėjo Lorio durų skambutį kaip visada, 3 trumpi ir 3 ilgi paspaudimai. Toks buvo jų firminis skambinimo į duris ritualas. Labas, šį kartą atskubėjau anksčiau, lekiam į lauką, pelytė pamerkė akį, skubėdama į kiemą. Tik labai trumpam, nes dar nespėjau pavalgyti, gerai? Aha, pabūkim 15 minučių ir galėsi grįžti. Naktį susapnavau naują žaidimą, noriu išbandyti, eime greičiau. Jie abu kaip raketos šovė į kiemą. Loris nespėjo nei telefono pasiimti, nei kokio duonos gabalo į kišenę įsidėti. Abu draugai gyveno rajone, kur dideli daugiabučiai žandukais glaudėsi vienas prie kito, tačiau netoli namų rasdavo kokį žalią šiltos žolės lopinėlį, kuriame galėdavo rengti iškylas. Nepamirškime ir krūmų, kuriuose tarsi labirintuose Loris su Vancyte žaisdavo slėpinių. Pasakok, koks tai žaidimas, nekantravo Dramblys. Sapnavau, kad mes paimam nedidelį akmenį ir bandom pataikyti į sieną. Tarp langų. Laimi tas, kuris nepataiko į langą. Pavojingas žaidimas. O jei išdaušim langą? Tai visa esmė ir yra neišdaužti lango. Negi nesupranti, reikia tiksliai nusitaikyti. Vancytė paėmė mažą akmenėlį, suspaudė jį rankoje lyg saldainį, tada primerkė vieną akį ir lengvu mostu metė į sieną. Langai su palengvėjimu atsiduso. Nepataikė pelytė, jie liko sveiki. Nu, gerai, pabandysiu ir aš. Loris susirado aštrų akmenuką. Suspaudė jį straublyje ir jautė, kaip į odą įsirėmė akmens kraštelį. Jaudinosi, nes bijojo. O jeigu nepavyks ir jis išdauš langą, kita vertus, juk Vancytei pavyko. Primerkęs vieną akį, jis metė akmenuką kiek tik išgalėjo taikliau. Skrisdamas akmenukas dar spėjo jam parodyti liežuvį, o tada tik taukšt aštriausių kampų tiesiai į kaimyno lango vidurį. Atsivėrė pilna aštrių dantų skylė, o už jos toj pasirodė didelis ir tamsus kaimyno šešėlis. Ką tu padarei, net spyktelėjo pelytė. Slepiamės, gal kaimynas mūsų nepamatė? Jie abu to išmurkštelėjo į artimiausią krūmą. Leisdami vis giliau jautė, kaip šakos braižo kojas, rankas, veidą. Vis gilyn, kad tik nepamatytų. Ore pakibo nepatenkinto kaimyno šūksniai. Lori, Vancyte, žinau, kad tai jūs išdaužėt mano langą. Pasirodykit ir pasiaiškinsim. Arba iškviesiu policiją. Kaip baisu, sušnabždėjo Vancytė. Nė už ką neišlysiu. Tai ką dabar darysime, išsigandęs, vis spaudėsi tarp šakų Dramblys. Lauksim, kai jis išeis į parduotuvę, ar jį giliai įkvėpė, ar į policiją. Tada iš visų jėgų bėgsime namo. Tik niekam nieko nesakyk. Negaliu taip ilgai laukti. Man reikia ko nors užvalgyti. Juk žinai, kad bus bloga, sudėjavo Loris. Kaip sekėsi Loriui ir Vancytei šioje situacijoje, mėly vaikučiai, galėsite pasiklausyti jau rytoj. O šį vakarą sakau jums saldžių sapnų. Labąnakt.